Kaip susikurti Mr. Tango elektroninę piniginę? Pirmiausia, jūs turite nueiti į mrtango.lt internetinį puslapį, kuris pažymėtas viršuje. Ir štai čia rasite prisijungimo laukus. Juos jums reikia įvesti savo elektroninę pašto adresą. Tai yra susigalvoti internetinės piniginės pasvordą. Tuomet spaudžiame atsidaryti sąskaitą ir mes gauname žinutę, kad sėkmingai užsiregistravome. Tuojau į savo elektroninį paštą jūs gaunate žinutę, maišelį, atsidarote jį ir gaunate internetinį adresą, kurį paspaudę jūs patvirtinsite, kad jūsų elektroninio pašto adresas yra tikras, o ne kažkoks sugalvotas kažkieno kito. Taigi mes taip ir padarome. Mes gauname žinutę, kad sėkmingai esame autentifikuoti. Ir štai čia mums jau siūlo susieti banko sąskaitą arba Bitcoin piniginę su Mr. Tango pinigine. Taigi mes šiandien nenorime sujungti Bitcoino piniginę, mums galbūt užteks pradžiai tiktais paprasto banko adreso. Taigi spaudžiame uždaryti, perjungime piniginę į eurinę, nes dabar yra pažymėta Bitcoin. Štai persijungia į eurinę piniginę. Ir kad jas susieti, spaudžiame atsisiųsti. Čia yra parašyta visa instrukcija. Tai, kad nesikartot, mums reikia pasirinkti banką, iš kurio darysime pavedimą. Tarkime, mes darysime iš C banko. Ir štai gauname duomenis, Mr. Tango įmonės duomenis, į kurią mums reikia persiųsti kažkokią pinigų sumą, nelabai svarbu kokią. Štai šią sąskaitą. Ir būtina tiksliai pažymėti mokėjimo paskirtį. Tai net galite visą šitą linką paimti ir nukopijuoti, Ctrl+C, ir darant pavedimą įklijuoti. Kai persiųsite, tuomet būsite autentifikuoti ir galėsite pervesti daugiau pinigų į Mr. Tango piniginę ir tuomet daryti kažkokius pavedimus ir panašiai. Tai yra reikalinga, kad susieti sąskaitas. Tai viskas. Tai būtina pažymėti tai, kad tik pirmasis žmogus, kuris persiunčia pinigus į Mr. Tango piniginę, jisai yra laikomas Mr. Tango piniginės savininku. Taigi ne kažkas kitas, o būtent jūs turite persiųsti pinigus į Mr. Tango internetinę piniginę.